nors Jonavos krepšinio mėgėjų lyga vasario mėnesį pradėjo žengti pirmuosius žingsnius, tačiau vakar pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su didžiausia Jonavos įmonė Achema. Vasario mėnesį pirmuosius žingsnius žengusi Jonavos krepšinio mėgėjų lyga įsibėgėja. Asociacija sparčiai gausina rėmėjų gretas. Verslininkai tiki asociacijos pirmininku Valdu Ziniu, trykštančių neišsenkamą energiją ir norų kuo daugiau jaunimo ir ne tik sudominti krepšiniu. Vakar pasirašyta sutartis su didžiausia bendrovė Jonavoje Achema įrodo, kad Jonavos krepšinio mėgėjų lyga patikimas partneris. Man ne tas pat, kas Jonavoje vyksta, sakė Achemos generalinis direktorius Jonas Sirvydis. Ne, viskas labai tvarkoj ir ne tiek svarbu pinigai, kiek svarbu tas mūsų bendradarbiavimas Achema ir visa Jonava, visai visuomeniai. Tai čia sportuojančiam jaunimui čia... Tai šis yra kaip, suprantat, čiagi toks dalykas, pavyzdžiui, man ne tas pats, kas Jonavoje vyksta. Jeigu tai paimkim jaunimas, visi mes buvom jauni, visi buvom energingi, suprantat, ir dabar jaunimas jauni, energingi, jie laužo medelius, kiek gražių medelių prisodino, o žiūrėkite apie tai, kurie nenulaužyti, kokie jau gražus klevai auga, viską laužoma, tai... Padarėm dviračių takus, padarėm soliukų, išspardom, išlaužom. Tai kad šito nebūt, kada jie užsiims, kada jie sportuos, kada žais krepšinį, tai jie savo energiją išlies naudingą linkmę ir nedarys blogą miestui. Tai bus tik tai, duok Dieve, kad jie sportuotų, džiaugtųs ir ačiū žmonėm, kurie tą organizuoja. Aš galiu to pačiu pasakyti, irgi iš savo patirties, mes Šveicarijoje tikrai įrengę esame aikštynus ten ir krepšinio, dirbtinę dangą, ir futbolo, ir paplūdimio tinklinio, ir, reiškia, ir suoliukai, gražus viskas, reiškia, ir pirmais metais buvo tokių palaužimų. Bet kadangi viską mes darėm savo jėgom, visą jaunimą į talkas kvietėm, reiškia, jie patys pradėjo talkavoti, reiškia, ir tikrai, žinokit, po to vienas kitas tik atsiranda ten, kur kažką padaro. O taip, tai jie pradėjo patys saugoti, o viską šiukšlę susirenka patys, bet tai buvo per kelis metus, viskas tas darbas. Mes kokie 8 metai, kai ten puoselėjom tą Šveicarijos aikštyną, tai tikrai. Ar pakvietėt generalinį varžybas pasižiūrėti? Taip, mūsų sezonas prasidės nuo rugsėjo 1 ir mes ne tik bendradarbiausim šitai, bet ir kviesim ir atidarimą, į uždarimą, į žvaigždžių dieną, ir rėmėjo dieną mes tokią irgi paskirsim vieną kažkokią tai dieną per kažkokias tai varžybas, reiškia, ir stengsimės pakviesti mes, ne. O tai yra vienintelis rėmėjas Achema, ar turite ir daugiau? Ne, reiškia, pagrindinis mūsų rėmėjas yra savivaldybė, kuri irgi labai geranoriškai atsižvelgia į tą mūsų projektėlį. Mes steigėjai, šią asociaciją, mes esam patys keli sporto klubai, esame steigėjai asociacijos. Reiškia, įkūrėm šitą asociaciją ir pradėjom vykdyti savo tą projektą. Nes to pirmenybės ir savivaldybė yra pagrindinis rėmėjas, o ačiū Achemai, kuris sutiko būti generaliniu rėmėju, o mažų rėmėjų taip pat yra, jau turim tikrai nemažai ir AVA televizija mūsų informacinis rėmėjas, dabar su naujienom norėsim pasirašyti irgi, kad jie mūsų reklamuotojo. O taip tai ir visokie barai, bareliai, kurie bus reikalingi prizai ten, sportuojančiam pagal visokias nominacijas, tai visi daug kas sutinka, su kuo bendravom, tai visi supranta mus ir tikrai bus labai čia turėtų būti šaunu. Aišku, Kaunas, Vilnius panašiai daro, bet mes net galvom juos aplenkt, kadangi pas mus yra savo specifika. Mes turim mažas miestas, turim sales geras, dvi, kuriuose visos varžybos vyksta, o Kaune, Vilniuje tenai turi mokyklose visur verčiasi, ten yra biški kita specifika. Taip, kad mes ir turim privalumų biški net. Iš sporto šakų, kurį labiausiai jums patinka? Aišku, krepšinis, tenisą dar mėgstu pažiūrėti. Bet krepšinis, sirgalius krepšinio esu didesnis, tenisas antroji. Šiaip sirgalius, krepšinis. Dar važiuodam į Maskvą CSKA žiūrėti su Žalgiriu. Dabar, pavyzdžiui, paskutinės pasaulio krepšinio Stambulė varžybas irgi žiūrėjau. Aš matydavau jūs ir Siemens arenui, pastebėdavau. Visur. Aš dar į Kauną nuveinu kartais. Norėčiau nuvažiuoti. O apie jonaviečių krepšinio komandas, ar turit susidaręs įspūdį ir vaizdą?
Anksčiau kažkaip tikrai nuveidavo, dabar paskui laikų tikrai nenuveidavo. O čia jau tą pripažįstu, tikrai ne. Buvo paskutinė, žiūrėjau, gal prieš porą ar 3 metų. Jo, kažkaip tai. Taip dar sutapo, kad šie metai pas mus ir Europos čempionatas Lietuvoje ir mūsų ta pradžia, tai va toks sutapimas įdomus, tai irgi ant to pakilimo, tos bangos čia viskas taip kaip labai normaliai. Aš žinau, kad ir koncernas Achemos grupė rėmėjai. Taip. O Jonavos mastu Achema rėmėjai. Čia bendras toks labai geras dalykas yra. Yra gerai, įdomu, gerai. Svarbiausia, sakau, kad tai čiagi, kažin kokių rekordų nieks nepasieks, bet svarbu bus užimti žmonės, ypač jaunimas, ypač vaikai, paaugliai tokie, o tai yra svarbiausia, kad nebūtų tų... Kai dar vyksta pas jūs apsisprendimas, Jo. ką veikti. Jo, ir jie tadagi vaikai kažkur 14 iki 17 metų, taip nuo 13 iki 17, jie pasirenka kažkokią kryptį, arba gerą, arba blogą. Kur nuvėjo vienu keliu, tai vis niekad retenybė, kad grįžtų, jeigu nuvėjo geru, retenybė, kad pasuktų į kitą kelią. Tai yra čia svarbu, tam pereinamajam laikotarpį labai svarbu. Ir va, žiūrėkit, jeigu va, tėvai kažkur medelius sodina ir vaikus pasiima, tie vaikai niekada ne vieno medelio, jis jeigu pasodino, jis neišlaužys. Man labai gaila, tikrai prisodina, žmonės eina, sodina tie, kurie niekad nelaužo, o atsiranda žmogus, kuris nieko gyvenime piršto nepajudinęs ir laužo, niokoja ir su tokiu pasididžiavimu. Tai vat yra baisiausias dalykas. Juk Lietuvoje tas, ten kalbamės, tai pinigų trūksta, visko taip, bet dvasinis skurdas tai pats didžiausias. Nu ką, pirmin? Pirmin, jo. Tai kaip sako, taip, ana? O, taip. Sutartį pasirašė Achemos generalinis direktorius Jonas Sirvydis ir Jonavos krepšinio mėgėjų lygos asociacijos pirmininkas Valdas Zinys. Nuo šiol Achemai suteikiamos išskirtinio rėmėjo statusas, todėl naujasis krepšinio pirmenybių sezonas vadinsis Jonavos krepšinio mėgėjų lyga Achemos taurė.